Deputate, smuikus darote? Tai gal mišką atsijėmėt, ką? Sveiki, Gruodi, puikiai pasirodžiau deputatinėje koncertinėje veikloje. Tai nuo šiol visi nusprendė, kad aš būsiu lyderis ir nuo šiol grosiu pirmu smuiku. O ko toks susirūpinęs, gal problemų turėti? Tai yra tokia problemėlė, vad Gruodi, niekaip neįsiaiškinu, kuris iš šių 3 smuikų yra pirmas, a? Nu, jūs netaip supratote, deputate. Groti pirmu smuiku tai reiškia būti visų priešakyje ir griežti, va. Griežti, Gruodi, aš galiu dantimis, tai ką man tas smuikas reikalingas. Na, suprantate, griežti tai yra atlikti solo partiją, va. Nu, tai ką tokios negirdėjau, žinau, konservatorius, krikdemų, suolo. Suolo gali būti draugas, klasiokas, o ne partija. Nu, dar kartą, deputate, jums aiškinu, jūs stovite visų priekyje, o kiti orkestro nariai sėdi toliau. Nu, ką jūs kalbate, nesam, padėkite vietą šitą. Ne, dar to nebuvo, kad aš reiškia stovėsiu, o visi kiti sėdės. Nu, bet tai priimta visame pasaulyje, suprantate? Kaip tai priimta? Priimti galima į partiją. Ne, palaukit, nu, kaip jums išaiškinti, aš ne... Jūs mane aiškinkit, geriau jūs pasakykit, kuris iš šių 2 smuikų yra pirmas, a? Dabar taip, deputate, paimkit vieną iš šitų smuikų, tik tai atsargiai. Tai kodėl atsargiai, čia juk nekyši. Ne, nu, suprantat, muzikos instrumentas smuikas yra labai brangus. Žiūrėkit, tai galbūt reikia imti šitą patį didžiausią. Jeigu, pavyzdžiui, koncerte bus užsieniečių, tegu mato, kad mes nesam visiški ubagai, ja? Na, ne, deputate, čia ne smuikas, o kontrabosas. Kontra? Ir dar bosas, jį suspardyti mažą, a? Nusiraminkit, deputate, nereikia niekam jo spardyti, nusiraminkit. O, sakykit, natas pažįstate? Tai o kam tos pažintys? Jūs matote, Gruodi, labai senoviškai. O tai ką, jūs grosite iš atminties? Iš kokios atminties grosiu? Aš iš idėjos. Liaudžiai reikia ne duonos, o muzikos. Svajokitės. Ai, deputate! Pornografija! Tai ko jūs šaipotės, Gruodi? Ir dedatės dar muzikos žinovų. Man vienas kompozitorius sakė, norint gerai sugruoti, visada reikalingas seksofonas. O kam? Bet tai iš kur aš žinau? Tikriausiai, kad pakiltų noras. Nu, noras groti. Ne, deputate, man regis, jūs vėl kažką maišote. Gal ne seksofonas, o saksofonas. Nu, koks ten skirtumas? Esmė, kad fonas, bus tas fonas. Ir dar nenoriu būti kirus, bet noriu priminti, deputate, kad orkestre turi būti būtinai bosas. Tai jis ir bus. Jis žinoma bus ir sėdės garbingiausioje vietoje, balkone, su žmona. Aišku. Ir sakykit man dar toks klausimėlis. Taip. Kiek žadate koncertuoti dar? Nu, kiek, Gruodi, supranti, stengsimės iki pabaigos dar 3 metai, iki kadencijos pabaigos. Tai tuo pačiu dar paklausiu, kokius kūrinius žadate atlikinėti? Taigi, mielai, aš tuo pačiu juos ir pranešinėsiu. Žiūrėkit, kaip jums seksis. Gerbiami žiūrovai, šį vakarą jūs girdėsite. Palaukit, rekviem pensininkams, aleliuja atlyginimams, kvit šabašininkams, šabaš bedarbiams, o finalinėje koncerto dalyje himnas deputatam! Viso gero? Viso gero, Gruodi. Viso gero, Gruodi. Vairuote, ko sėdit, atidarykit langus, juk pavasaris už lango.